Džiaugiuosi matydamas pilnas mūsų gretas. Šaunu, ačiū Dievui. Ačiū Dievui visi, kas mus palaikot. Taigi šiandien norėčiau pratęsti temą, kurią nagrinėjom praeitą sekmadienį su tokiu dideliu pavadinimu Senųjų metodų apokalipsė. Šiandien yra antra dalis. Mes dar giliau analizuosim, aiškinsimės, kokiagi vis dėlto turi būti krikščioniška elgsena. Paskutiniu metu galbūt ir iš savo gyvenimo pavyzdžių. Aš matau, kad labai mes stipriai ėjome į žmogaus dvasingumo analizę. Aiškinomės tą savo dvasingumo pusę. Bet kažkokiu metu jaučiu tokį paraginimą grįžti į paprastą kasdienį gyvenimą, kurį mes gyvename kiekvieną dieną. Ir įvedus tos pakeitimus, aš tikiu, kad mūsų gyvenimai pasikeis dar geriau. Atsiverskit į Efeziečiams laišką 4 skyrius 20 eilutę. Aš perskaitysiu išplėstinį vertimą. Tai nėra jums skirtas gyvenimas. Jūs pažinote Kristų, darau prielaidą, jūs skiriate jam laiko ir dėmesį. Esate puikiai susipažinę su tiesa, tiksliai tokia, kokią turime Jėzuje. Todėl mes nebegalime pasiteisinti nežinojimu. Viskas, ir turiu minėti viskas, kas susijęs su senu gyvenimo būdu, turi baigtis. Tai sugedę skersai ir išilgai. Atsikratykite to. Ir tuomet pradėkite gyventi, pasišvęskite naujam gyvenimo būdui, dievotam gyvenimui. Gyvenimui, kuris yra atnaujintas iš vidaus ir skleidžiasi į jūsų elgseną, kol Dievas kruopščiai atkuria savo charakterį jumise. Tai štai į ką viskas susiveda, sako apaštalas Paulius. Daugiau jokio melo, jokio apsimetinėjimo. Sakyk savo artimui tiesą, juk Kristaus kūne esame visi sujungti vienas su kitu. Viskas galiausiai gaunasi taip, kai meluoji kitiems, meluoji pats savo. Ir aš norėčiau pratęsti. Nuo 26 eilutės skaitom. Pirmin, pykite. Kitas vertimas sako, tik nenusidėkite pykdami. Gerai darote, jog pykstate, bet nenaudokite pykčio kaip pagrindo kerštauti ir nelikite supykę. Naktį, čia išplėstinis vertimas, eikite miegoti tik tuomet, kai su visais susitaikite. Naujasis vertimas sako, susitaikite, kol dar saulė nenusileido. Jokių būdų neduokite vietos velniui savo gyvenime. Anksčiau galą su galu sudurdavot vogdami? Kągi, sako, daugiau nebe. Susiraskite sąžiningą darbą, kad galėtumėte padėti tiems, kurie negali dirbti. Arba naudokite savo rankas geram, sunkiam darbui, kad galėtumėte dosniai duoti tiems, kuriems trūksta. 29 eilutė sako, stebėkite kaip, arba kitas vertimas sako, ką kalbate. Tegu niekas, kas yra bjauru, šlikštu. Išplėstinis vertimas sako, blevyzgos arba nešvankybės, nesąžininga, neišeina iš jūsų burnos. Kalbėkite tik tai, kas skatina ir motyvuoja klausytoją, arba, kitaip sakant, drąsina klausytoją. 30 eilutė mums sako, neliūdinkite Dievo. Čia netgi taip ekspresyviai sako, nedaužykite jam širdies. Jo šventoji dvasia, judanti ir kvėpuojanti jumise, yra pati intimiausia jūsų gyvenimo dalis, kuri padaro jūs priimtinus Dievui. Neimkite tokios dovanos už dyką. Kitas vertimas sako, neliūdinkite jumise gyvenančio šventosios dvasios savo gyvenimo būdu. Labai aiškiai atskirkite, 31 eilutė sako, labai aiškiai atsiskirkite nuo bet kokių žeminančių, atsikalbinėjančių, tuščių, pasaulietiškų, bedieviškų kalbų. Būkite geranoriški vieni kitiems, jautrus, atleiskite vieni kitiems taip greitai ir taip visiškai. Arba kitas vertimas sako, iš pagrindų, kaip Dievas Kristuje jums atleido. Aleliuja. Taigi Dievas, kurdamas šitą pasaulį, siunčia žodį. Siunčia žodį, arba kitaip sakant, siunčia informaciją. Mokykloje mes visi esame išmokinti, išmokstam atpažinti žodžius, atpažinti informaciją, kuri mums sakoma.
Bet mums visiems reikia suvokti. Ir mes turim labai gerai įgūdę atpažįstamą kalbą, bet mes neturime suvokiančios kalbos. Šitoj vietoje mums iš tikrųjų reikia Dievo malonės. Kristus meldėsi Luko Evangelijoje, jisai meldėsi, kad Dievas apreikštų savo žodį mokiniams. Ne tik tai, kad mes atklausytumėm, bet kad mes ir suprastumėm raštus. Nes jeigu nėra suvokimo, jeigu nėra tiesos suvokimo, negali būti tiesos pritaikymo. O jeigu nebus pritaikymo, mūsų gyvenimuose niekada nebus pergalės manifestacijos arba pasireiškimo. Taigi mums reikalingas suvokimas. Tam, kad mes galėtumėm pritaikyti tiesą. Kai mes pritaikysim tiesą, jinai pradės reikštis vaisiais mūsų gyvenimuose. Viena iš priežasčių, dėl ko mes ir ateinam sekmadieniais, kad įgauti šitą suvokimą. Mes sekmadieniais ateinam čia, gaunam tiesą, mes dirbam sekmadieniais, tam, kad mes suvoktumėm tiesą. Apaštalas Paulius sako, koks ilgis, plotis ir aukštis. Evangelija yra gelmė, yra suvokimas. Taigi mes čia ateinam tam, kad suvokti. Kai mes suvoksime tiesą, mes ją galėsim pradėti taikyti savo gyvenime. Ir kai mes ją pradėsim taikyti, mes pradėsim matyti vaisius, manifestaciją. Naujas gyvenimas, naujos pergalės, naujas prasiveržimas. Aleliuja. Nes Dievas dėl to ir atsiuntė savo viengimį sūnų, kad įgalintų žmogų iš naujo. Senajame testamente, jūs žinot, per Adomą, Adomas padaro vieną dalyką. Jisai nepaklauso Dievui. Tokiu būdu įgalindamas velnią veikti šitoje žemėje. Bet Kristus, mirdamas ir prisikeldamas, jisai atėmė šitą jėgą iš velnio ir atidavė ją tau. Šiandien tu turi visą jėgą savo gyvenime. Tu jau ją turi. Jis padarė šiandien viską, kad tu turėtum pergalingą gyvenimą. Tai yra nuostabiausia meilės istorija. Kokia tik tai žmonijos istorija, kas nors gali parašyti. Apie Dievą, kuris nužengė iš dangaus į žemę, gimsta žmogumi, nugyvena tobulą, be priekaištų gyvenimą. Numiršta ir prisikelia, atimdamas iš velnio raktus ir atiduodamas juos tau. Kad šiandien tu, eidamas per gyvenimą, galėtum sakyti ir iš tikrųjų paimti savo gyvenimą į rankas ir pasakyti taip, kaip turi bus. Šitam laike viskas vyksta labai, labai, labai greitai. Prisimenat pranašą Hoseją, Senasis testamentas. Vienas iš Dievo generolų. Vieną dieną Dievas pas jį ateina ir sako, žinai, Hoseja, pranašė mano, dabar eik ir vesk prostitutę. Lengvas šokas pranašui, šventam žmogui. Aš, tas, kus skelbiu tavo valią, eiti ir paimti savo žmonas prostitutę? Taip. Sako, gal aš nenugirdau? Jis nueina, Gomeris dar vardu, toks keistas vardas. Jie susilaukė 3 vaikų. Ir viskas kaip ir buvo neblogai. Tik tai vieną dieną pranašas prabudęs neberanda savo žmonos šalia. Dingusi. Jisai išeina, pranašas išeina ieškoti. Jisai eina po tos rajonus, raudonos žibintus, aš įsivaizduoju, kur ieškoti tokios moters. Paleistuvės, sako. Prieina prie žmonių, sako, labas, gal matei? Ne, sako, sorry, nemačiau. Sako, jūs vis dar kartu? Jo, mes kartu vis dar. Eina prie kito. Kol galų gale pranašas ateina iki turgaus, kur pardavinėja moteris. Ir jis randa ten savo žmoną, kur išstatyta pardavimui. Dievas sako, dabar eik ir išpirk ją. Aš manau, kad jam reikėjo ir dėrėtis ten. Ten buvo ir daugiau pirklių, kurie norėjo ją nupirkti. Galų galiais išsiperka ją. Ir tuo metu Dievo dvasia nužengia ant jo ir jis pradeda pranašauti. Ir Dievas sako, jūs galvojat, kad jūs mylite mane, bet štai aš parodau jums tikrąją meilę savo. Nors moteris buvo neištikima, kaip ir mes būnam neištikimi, bet aš visada išliksiu jums ištikimas.
Absoliuti meilė. Neužsitarnauta. Mes nieko dėl to nepadarėm, kad užsitarnautume jo meilės, iš tikrųjų. Absoliuti malonė. Dievas yra meilė. Jam nereikia daryti meilės, įrodinėti kažkaip savo meilės. Jis ir yra pati meilė. Kaip Dievas galėtų išsižadėti šiandien savęs? Jisai mus visus pamilo. Todėl Hosėjo istorija, pranašo, yra ne kas kita, kaip Naujojo Testamento istorija apie Kristų, kuris nužengė į žemę ir mirė už tave ir mane. Prisiėmė tavo ir mano nuodėmes ant kryžiaus, kad šiandien tu turėtum pergalingą gyvenimą. Religija mus visuomet suks į tai, ką mes padarėm, taip arba ne taip padarėm. Bet Kristus, jis jau atliko viską, maksimaliai, ką reikėjo padaryti. Ir šiandien, per šitą stebuklingą veiksmą, išpažindami jį savo gyvenimo gelbėtojų ir viešpačiu, mes turime galimybę prisiliesti prie šitos absoliučios meilės. Prisimenat, kaip sūnaus palaidūno istorija. Tai yra 2 brolių iš tikrųjų istorija. Ir kaip skaudu kartais matyti, kaip mes tampame tas antras brolis, kuris turėdamas galimybę turėti viską. Dievas sakė, argi aš tau visko neatidaviau? Argi tai, kas mano, nėra tavo? Apaštalas Paulius 2 laiške korintiečiams sako, korintiečiai, sako, gyvenimas nėra mažas, bet jūs gyvenate jį taip, tarsi jis būtų mažas. Tarsi va šitas mažas pasaulėlis ir būtų visa tai, ką mes šiandien galime išgyventi. Absoliuti meilė. Va taip Dievas pamilo pasaulį. Va taip Dievas pamilo pasaulį. Kad, sako, atsiuntė savo viengimį sūnų, Jono 3,16, kad nei vienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Sūnui palaidūnui, matot, reikėjo daeiti iki taško savo gyvenime. Mes kiekvienas daeinam iki to taško. Aš žinau, savo gyvenime esu daėjęs iki to taško. Kai atsiradau Kipre su 3,5 euro, eidamas gatve, ir galvojau, pabaiga brangieji. Ir tada, žinai, kaip sūnus palaidūnas, aš prisiminiau, kad, palauk, aš turiu tėvą, kuriame yra viskas. Ir tada galvoju, grįšiu, bent jau tarnu jo namuose būsiu. Bent jau atidarinėsiu duris sekmadieniais, įleidinėsiu žmonės. Bent jau tiek. Karalius Dovydas sako, geriau vieną dieną būti durininku, tavo namuose, negu 1000 dienų, ir ten geras išplėstimas vertimas yra, baliavoti, liaudiškai tariant, salose Graikijos. Aš esu matęs Graikijos salas, ten yra fantastika. Karalius Dovydas suprato, kad viena diena jo kiemuose pabūti jo durininku pakeis tavo gyvenimą kardinaliai, apsuks tavo gyvenimą kardinaliai. Nes kai šitas Dievas kūrėjas prisiliečia prie tavo gyvenimo, niekas nebelieka taip pat. Taigi sūnus palaidūnas, jisai atsisuko ir pats savo pasakė. Šiandien mes turim atsisukti ir patys savo pasakyti, nes kol tu pats savo nepasakysi tiesos, kad gana. Ką šiandien pats tavo savo sakai? Priimdamas šventąją dvasią į gyvenimą, tau iš esmės net nebereikia kažkokių tai fantastinių dvasinių pranašų, kad tau pranašautų. Tau nebereikia, tai yra Naujasis testamentas. Šiandien, turėdamas šventąją dvasią, tu turi daugiau negu pats Mozė turėjo. Šiandien tu esi įgalintas. Ir šiandien tu gali atsisukti ir pranašauti savo gyvenimą. Tai mes ir šaukiame. Ir turėdamas Kristų savo gyvenime, tu turi jėgą savo gyvenime. Ir šiandien tu gali atsisukti ir pasakyti, kaip turi būti savo gyvenime. Aleliuja! Taigi 26 eilutėje mes šnekėjome apie tai, kad pykite, bet nenusidėkite. Gebėjimas pykti iš esmės yra Dievo sukurtas kaip emocija. Tik tai vienintelis dalykas, kad mes jį kaip visuomet, mes paimam dalyką ir mes jį pernaudojam.
pagrindas, dėl ko mes tai darom, dažniausiai būna neteisingas. O vėliau tai pavirsta dar ir į kerštą. Ir būtent tai Dievas smerkia. 28 eilutėje sako, kas vogia, tegul nebevagia. Ir sako, triūsia, dirbdamas savo rankomis, tai kas gera, kad turėtų duoti stokojančiam. Arba duoti tam, kuris negali dirbti. Už tai mes bažnyčia, mes turim būti davėjų bažnyčia. Nes kai tu pradėsi duoti, tu pradėsi gauti. Ir čia yra fantastika. Čia yra fantastika. Kai tu pradėsi sėti į kitų žmonių gyvenimus. Kai pradėsi atsakyti kitų žmonių reikmes. Kažkas pradės atsakyti tavasias. Čia yra fantastika. Tai jeigu nesi to išbandęs, aš šiandien metu tau iššūkį, pabandyk. Ką dar šitą eilutę mums šneka? Pirmas laiškas Tesaloninkiečiams 4:11 sako, mes turime stengtis gyventi ramiai ir atsidėti saviesiams reikalams. The Message vertimas sako, išlikite ramus, rūpinkitės savo reikalais. Visą tai girdėjome iš mūsų, kaip jūs gyvenote, tam, kad nepriklausytumėte nuo kitų. Nustoti galbūt kištis į svetimus gyvenimus. Čia pritaikyti galima kaip tik tai nori šitą eilutę. Toliau einam, 29 eilutė, sugedusi kalba, ten neišeina iš jūsų. Angliškai vertime sako corrupt communication, iškraipyta komunikacija. Šitą dalyką, aš kaip šitą dalyką ir šitą eilutę, kaip atsiverčiau, aš ją kaip Lego kaladėlės, kai pradėjau išrinkinėti, norėjusi taip užsidengti po lapais tyliai. Nes aš matau, iš vienos pusės einam labai giliai teologiškai, bet iš kitos pusės, va tas kasdienis gyvenimas, paprastas, elementarias tiesas. Jokūbo 3:10-11 sako, iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Taip, mano broliai ir seseris, sako Jokūbas, neturi būti. Sako, kaip gali obelis auginti braškės? Ir kaip sako, gali tikėdamasis semti iš purvinos balos tikėtis, kad ten bus gėlas vanduo. Negali. Ir vėlgi, tai yra gera žinia, tai jokiais būdais nėra pasmerkimas. Mes tiesiog aiškinamės, kokia yra tiesa. Aleliuja. New Living Translation sako, kartais, apie liežuvį šnekant, kartais jis šlovina mūsų viešpatį ir tėvą, o kartais jis keikia tuos, kurie buvo sukurti pagal jo atvaizdą. Ir keikia, ten angliškas žodis pavadinas curse. Tai reiškia prakeikimą. Reiškia, iš vienos pusės mes sveikinam ir sekmadienį šlovinam Dievą, o po to pirmadieniais keikiam vienas kitą. Kaip reikia su šito dalyku kovoti? Čia yra darbas. Bet kai pradedi tai daryti, tu pamatai, kiek daug dar tų dalykų iš seno gyvenimo pas tavį yra likę. Bet žinot, vieną dalyką pasakysiu. Kai išgirsti tiesą, iškart į tavo gyvenimą ateina ir malonė, tam, kad išpildyti. Ateina malonė. Su Kristumi ateina malonė. Nes pats žmogus tai yra neįmanoma. Bet su Dievu viskas yra įmanoma. Ir sunkiausia yra tol, kol nežinai tiesos. Bet kai psichologai sako, kai tu jau žinai, identifikuoji situaciją arba problemą savo gyvenime, tai jau yra 50% tu jos įvykdėjai. Dabar reikia tik tai padaryti dar savo dalį. Kolosiečiams 4 laiškas 6 eilutė, šiandien bus daug Biblijos tokias. Tegul jūsų pokalbiai būna malonus, pilni malonės, turtingi, praplėstas vertimas sako, ir patrauklus, kad kiekvienam turėtumėt teisingą atsakymą. Ir toliau mes tęsime, 30 eilutė sako, neliūdinkite šventosios dvasios. Ieškojau, ką reiškia, kaip galim būtų nuliūdinti šventąją dvasią. Izaijo 63 skyrius, mes grįžtam į Senąjį testamentą. Izaja pranašas sako, jie maištavo ir vargino jo šventąją dvasią, todėl jis apsigręžė ir tapo jų priešų, jis kovojo prieš juos. Taigi matome, kad mes galim vis dėlto maištauti ir varginti šventąją dvasią. Kaip? Savo gyvenimo būdu. Living Translation tęsime toliau. Sako, prisiminkite, jis identifikavo jūs kaip savo. Išplėstinis vertimas sako, uždėjo savo antspaudą ant jūsų. Jūs turite Kristaus tapatybę dabar.
garantuodamas, jog būsite išgelbėti atpirkimo dieną. Karalius Jokūbo vertimas sako, jūs esate užantspauduoti iki atpirkimo dienos. Kas tas yra antspaudas? Graikiškas tekstas sako sfragisto, antspaudas, užantspauduoti arba pažymėti antspaudu. Mes iš tiesų esame unikaliai pažymėti šventosios dvasios, kur yra šitas antspaudas mūsų gyvenimuose. Todėl mes ir skiriamės nuo visų kitų. Žmogus, kuris turi savyje šventosios dvasios dovaną, tu visuomet jį atskirsi iš kitų. Kodėl? Todėl, kad šventas raštas sako, jis yra kaip užantspauduotas. Tu esi paženklintas iki atpirkimo dienos. Antros Korintiečiams pirmas laiškas 22 eilutė sako, kuris ir užantspaudavo mus ir davė kaip užstatą dvasią į mūsų širdis. Ir aš pradėjau aiškintis komentaruose, kasgi yra tas užstatas, ką reiškia kaip užstatas. Paaiškėja, broliai ir sesės, kad šventoji dvasia, jeigu mes iš banko kaip gautumėm paskolą, tai šventoji dvasia yra pirmasis įnašas, kurį Dievas duoda į mūsų gyvenimus. Su pažadu, kad kai gauni šventosios dvasios dovaną savo gyvenime, tu gausi ir visas likusias dovanas. Pranašystės, pergalės, išgydymo dovaną. Taigi tokiu būdu šventoji dvasia yra kaip pirmasis įnašas, kaip garantas. Tu esi užgarantuotas. Ne tik, kad gausi visus likusius įnašus, Dievo, kitaip sakant, pažadus į savo gyvenimą, bet ir tai, kad paskutinėje dieną tu galėsi iškelt rankas ir sakyti, va, aš turiu antspaudą, aš turiu sutartį. Mano išgelbėjimas yra užantspauduotas. Ir antspaudas, štai, šventoji dvasia mano gyvenime, kuri reiškiasi. Nori, nenori, jinai reikšis. Jeigu tu tik tai leisi. Nes vis dėlto, kad ir kaip bebūtų, mes turime laisvą valią šitame gyvenime. Mes galim pasakyti, ne, mes galim uždaryti. Taip, mes galim, tikrai galim. Nors neturėtumėm. Vieną dieną mes įžengsime į Dievo karalystę. Ir žinot, kaip šitie vaikai, mes gimstame į Dievo karalystę. Tai yra tikras gimimas į Dievo karalystę. Kai Kristus sėdėjo ir šnekėjosi su šitą fariziejų, Nikodemu, naktį, Jėzus jam labai aiškiai pasakė, tu turi gimti. Tai yra kaip gimimas iš naujo. Mes negalim to pasirinkti, į tai reikia gimti tiesiog. Į tai reikia tiesiog gimti. Už tai, išpažįstant Kristų savo gyvenimo gelbėtojų ir viešpačiu, vyksta tas stebuklas, kad tu atgimsti iš naujo. Tu tampi jo vaiku. Tu iš tikrųjų tampi jo vaiku. Su visom privilegijom ir visais įsipareigojimais. Tai nėra tik tai privilegijos, bet kartu ateina ir tam tikri dalykai, kuriuos tu turi padaryti šitai žemėje. Tik tai tiek, kad mes kartais galvojam, kad gerais darbais mes išsipirksim savo kelią į dangų. Aš esu savo mamos vaikas, Ivanauskas. Ir man nereikia kažko daryti, kad tapti mamos sūnum. Taigi atgimdamas į dangaus karalystę, tu tampi jo vaiku, užantspauduotas iki tos dienos, kada viešpas ateis ir pašauks mus būti kartu su juo. Aleliuja. Mes kaip ir šitas sūnus palaidūnas, grįždami pas jį, kartais labai nejaukiai jaučiamės, žinai. Aš manau, kai tėvas sūnų apsikabino, sūnus vis dar varė savo istoriją, kad leisk man pabūti bent tarnų tavo namuose, o jis jau tėvo glėbyje, tėvas jau jį apsikabinęs. Ir įdomu tai, kad kai sūnus grįžo pas tėvą, tėvas net nekreipė jokio dėmesio į tai, ką sakė sūnus. Tėvas iškart padarė, prisimenat? Jis sako, atneškit drabužius jam, aprenkit jį, uždėkit jam batus, užmaukit žiedą. Senovėje žiedas ir būdavo šitas antspaudas. Taigi žiedo užmovimas ant piršto ir yra tas tikrasis krikščionių įgalinimas. Tai, kad tu turi jėgą. Ir šiandien šitas žiedas yra šventoji dvasia mūsų gyvenimuose. Ir šiandien mes turim šitos žiedus. Man patinka šitas žodis skandalinga malonė. Skandalinga malonė. Malonė, kuri neturi precedento.
tobula malonė ir tobula meilė, kuriai jisai pamilo mus. Už tai visiškai nesvarbu, ką padarėjai. Visiškai nesvarbu, ką padarėjai. Šiandien yra nuostabi vieta. Šiandien jisai laukia tavęs. Kai tu pasigrįši. Bet matai, tu turi pasakyti savo. Aš negaliu pasakyti tau. Tu turi pasakyti savo. Taigi mato, tokiu būdu mes jokiais būdais neatrasim savo tikros vertės pasaulyje. Niekada. Savo tikrąją vertę tu gali atrasti tik tai žiūrėdamas į tą, kuris tave sukūrė. Aleliuja. Tikrąją savo vertę, tikrąjį savo atspindį. Kaip į antram laiške Jokūbas sako, Biblija yra mūsų tas atspindys, tikrasis atspindys. Ne tai, ką tau pasaulis pateikia, žiūrėdamas per tos modelių šou, įrodydamas tau marketinginiai aprengtus, stilingus žmonės. Bet Kristus yra mūsų tikrasis atspindys. Ir tik tai žiūrėdami į jį, mes pamatysime tai, kas iš tikrųjų esame. O mes esam įgalinti, mes esam stiprus, mes turim savyje jėgą. Mes turim savyje jėgą ir šiandien tu savo gyvenime esi įdėtas į kažkokią tai situaciją. Tai nėra problema, tu esi tam, kad tą situaciją išspręstum. Aleliuja. Aleliuja. Taip, kad man turit prižadėti, kad šią savaitę padarysit gerų darbų. Žiūrėkite, stebėkite, ką šnekate. Stebėkite, kaip šnekate. Pastebėkite save, aš sakau, būsit nustebinti. Aleliuja. Šlovė Dievui. Šlovė Dievui. Amen. Amen. Amen.